Sveiki, turime BMW 740 iš Amerikos, 235 kW, 4 varomi. Matome, defektas yra palankstyta galinė arka. Tuoj nesifokusuoja. Va, štai čia palenkta. Matome, palenkimas tiesiasi čia. Ir trūksta vairuotojo pusės slenksčio. Taip pat galinės durelės palankstytos. Taip pat yra pritraukėjai. Kėbulas, kitos dalys daugmaž tvarkingos. Išskyrus priekinį bamperį, matome bamperį pačia nuo akmenukų pasidaužiusi. Bet kapotas ir kitos vietos sveiki. Čia matome grįžimą, reiktų pripoliruoti. Saloną reiktų pasivalyti, cheminį padaryti. Ant vairo kažkas buvo uždėta, matom tokie kaip klijai palikę. Teoriškai turėtų nusivalyti, o praktiškai pamatysim. Rida apie 200 000 kilometrų. Variklis dirba. Tvarkingai. Prašom užeiti į nexauto.com ir ten pamatyti visus automobilių duomenis.